Sveiki, gerbiami mano kanalo stebėtojai ir prenumeratoriai. Malonu jūs vėl matyti. Varėsim taipogi Marijampolėje. Varpo štai gatvė prie senų kapinių. Varpo gatvė, o čia Ramybės dešinėje Ramybės parkas. Labai gražių vietų įsikūręs ant Šešupės skardžio. Ir štai pakeliausim toliau. Čia toksai turėtų būti parkelis. Štai čia masinė atmintina vieta tokia. Prasėsim, apžiūrėsim šią miesto dalį. Čia, kaip matosi, dar išlikė labai senas asfaltuotas takelis. Čia gal reiktų irgi įrengti, būtų labai šaunu, kad įrengtų irgi pasivaikščiojimo naujus takus, dviračių takelius ir suoliukus atsisėsti. Štai koks didžiulis medis. Šimtametis, čia drebulė, didžiulė, už tai čia upė, Šešupė. Ir čia tikrai šiai miesto daliai labai reikalingas atnaujinimas šiam parkui. Dar niekada taip rimtai nevaikščiau šiuo parkeliu. Kažkada trumpai čia praėjau mažą atkarpą. Bet va dabar gražus oras. Dabar spalio 2 diena. Ir kaip matote, labai dar geras oras. Nors rytai labai jau šaltoki. Bet va per pačius pietus dar saulutė kaitina. Tikrai man būtų šaunu visur padaryti tai kokius laiptelius. Pagal būtinybę, pagal žmonių srautą, kur keliauja. O čia būtų šaunu, kad atnaujinčios šios takelius. Dabar žmonės daug sportuoja, bėgioja ir vaikšto. Ir su dviračiais daug važinėja ir tiesiog reikia ir šitoj miesto daly padaryti tvarką. Jo labiau, kad matau tolumoje tą menantį kraupius žiaurius įvykius atmintiną vietą, kur buvo masinė žudymo vieta lietuvių, žydų ir kitų tautų. Čia va toks irgi nusileidimas iš gatvės. Tikriausiai tam tikromis atmintinomis dienomis atvykstama pagerbti šių aukų
į šią atmintiną vietą ir štai prieimo nėra. Žolė nupjauta, tai puiku, bet va šioje vietoje takelis ir užsibaigia tas asfalto takelis. Pagalvokit, mėlyjeji, kokie buvo kraupūs įvykiai. Ir dabar pasaulyje tas blogio imperija bando įsišaknyti, įsigalėti. Bet tikiu, kad šviesios jėgos padės ir gėris nugalės. Ir nebus daugiau, nebesugrįžti tie žiaurūs kraupūs laikai, kaip žmonės dėl savo netgi tautybės ar religinių įsitikinimų ar kitokios nuomonės buvo žiauriai žudomi, kankinami. Tai yra baisu. Pagalvokit, 8,000 žydų vaikų, moterų, vyrų ir apie 1,000 kitų tautybių žmonių. Tai vyko 41 metais, 9 mėnesį. Tai va čia šviežia ir pagerbta pokštais puikuojasi. Tegu ilsisi sielos. O čia būtų įdomu praeiti Pašešupiu, gal rasti kokį takelį, kad ten Pašešupiu pačiu nutiestų kokį pasivaikščiojimų takelį. Čia iki šito memorialo tai tiesiog būtina sutvarkyti, čia tokie kaip įrengti ne tik tai paminklas, bet toks takelis ir tokie aikštė, vis tiek susirenka žmonės. Tai lyja arba kažkas, tai toks ir purvas ir čia kažkokia alėja, gal čia tas kapinynas šioje vietoje, kur dabar einu. Tai dar šaunu, kad bent žolė nušienaujama. Čia apsaudinta aplinkui alyvom. Tai tikriausiai čia ir bus ta kapavietė masinė siaubinga. Tai yra baisu kraupu. Taip. Čia praėjimų daugiau jau nebėra. Tai va tokie didžiuliai kapavietė. Net atrodo nesmagu eiti per šią vietą, kur ilsisi žiauriai nužudytų, nukankytų žmonių palaikai. Ajajaj. Čia kažkokia gal takelis, kur yra, kur veda. Tai va, kur šitie takeliai veda, tai čia reiktų visur pasivaikščiojimo takus nutiesti. Praeisim dar truputį toliau, pasižvalgysim.
pateksim. Gal pateksim prie upės. Čia matosi šuniukus kažkas vedžioja, bet nesusirenka savo ekskrementų. Aha, čia aplinkui šią vietą. Taip gražu, aplinkui takelis, aplink šitą atmintiną vietą. Čia kažkokie nuversti. Gal buvę tais laikais dar paminklas senais. Ir taip apie šią vietą tai būtina, tiesiog būtina sutvarkyti, ištiesti šaligatvius. Kartu su dviračio takeliais. Tai būtų labai labai šaunu, gražu, pagirtina. Štai mes ir ateinam iš kitos pusės. Ten matoliau skardžiai upės šešupės pakrantės. Ir ten kažkaip reiktų praeiti. Gal rasiu kitą kelį žvejų. Dabar dar didžiulį rasa. Pavėsyje laikosi. Jau sušlapau kėdus. Čia kažkoks takelis numintas. Nelabai iš čia pasirengęs tokiom iškylom. Nelabai tinkanti mano apranga ir apavas. Bet čia kokios teritorijos. Čia neugi negalėtų leisti statyti gyvenamusius namus ant šio upės kranto. Čiagi štokia didžiulė teritorija, sakyt. Niekam nenaudojama. Čia jo kažkokiu žvejų takeliu einu. Gal neprisivelsiu labai dagių į savo apdarą. Paprasčiausiai įdomu dasibrauti iki upės. Štai upė matosi savo puikumu. Šuvauja žvejys. Tai va pakalbinau žvejį. Tai irgi sutinka žmogus, sako, kad čia labai reikalinga šitą pakrantį sutvarkymas. Čia gražios vietos pasigraužėti ir čia tiesiog reikia sutvarkyti. Nu, sėkmės jums. Tai va keliaujam toliau. Te toli nesibrausiu, ten matosi toks gražus šlaitas, vaikė jo, kad pakrantę sutvarkyti. Nu, vis dėlto miesto ribos ir reikia. Čia tiesiog užmirštas toksai kampelis, toks, čia irgi parkui, ideali vieta miesto parkui. Nereikia čia kažkokių žaidimo aikštelių, nieko, bet reikia elementarių takų, retkarčiai saulelių, ar sutvarkyti, padaryti laužavietę, nes žmonės tai mėgsta
ir netvarkingai atlieka, tai reikia sutvarkyti. O čia faina, taip vandenukas tyvuliuoja, kaip gražiai atrodo šitoje vietoje upė. Čia ir pasimaudyti būtų smagu, kokia plati. Plati vandeninga šioje vietoje Šešupė. Gal kad šitie posūkiai sustabdo tėkmę ir prisikaupia daugiau vandenio, nes per patį miestą, kur teka, tai tokia labai užkemsėjęs upė, užaugus, siaura. O čia va, myli, reikia visur takų. Tai va, Marijampolės administracija. Pagalvokit apie šitą projektą. Čia labai reikia jūsų rankų, jūsų pagalbos miestelėnam. Kad nereiktų vaikščio tokiais šabaškynais. Čia atrodo lyg tai ne miesto teritorija, bet kaip kokia Kamčiatka džiunglės. Sibiras kažkoks. O šitokie gražus vaizdai. Va, tiesiog aš einu pačia pakrantė, per meldus nesimato. Būčiau jau įgriuvęs į upę. Čia vienas žingsnis, kad įgriūt. O čia kaip Volga, didžiulė upė. Kai Nemunas, ką ten Volga. Mūsų Nemunas. Tai va šioje vietoje Šešupė kaip Nemunas. Ir kaip čia reikia sutvarkyti. Būtinai. Tai sušlapau, tai juodai, žiūrėkit. Bet išeisiu ant saulės ir išdžiūsiu. Čia kažką mena, kažkoks stulpas. Mena kažkokius laikus, kažkokius darbus. Ar tai buvo tvora kažkokia. Tai varopšimės dabar į viršų. Dar čia biskį painu. Čia toks nusileidimas. O čia buvę kažkokie stulpai. Jie kažką tai mena. Gal buvę atminti taip patiem žiauriem įvykiam. Va dabar kylam į viršų. Graži mūsų Marijampolė. Ir gražiai tvarkoma po truputį, bet va reikia pagalvoti ir apie kitas vietas, apie kitą parką. Žalių zonų pasivaikščiojimų niekad nebus per daug. Šiais laikais kaip be reikalų, be tikslo kertami, naikinami medžiai ir žalių zonos. Jis reikia išsaugoti ir kad žmonės pasidžiaugtų. Aha, čia tai kareivinėm priklauso zona. Bet čia va takas tai galėtų ir čia būtų sutvarkyta. Ir jeigu čia važiuoja ta technika, tai čia reikia ir kaip reikia kelią pasidaryti. Tai kariniai technikai.
o ne taip judėti per žolynus. Čia taip užžiūrėkit aptverta. Tai kaip aptverta, jeigu čia gali pralysti. Kas čia buvę du seni kokie pastatai. Čia kažkada viskas priklausė tikriausiai kareivinėms. Ar čia bus kokia įstaiga. Gal praeisiu truputį. Kažkoks malūnas, ne malūnas. Čia senoviškas pastatas. Tik toliau neįsim. Dar sulauksim kokių apsaugos darbuotojų. Matau kamerą. Pamačiau kamerą. Tai va. Sugrįžtam iš ten, kur atėjom. Bet jeigu kažkokia slapta čia vieta, tai užsitverkit, kad nieks nelystų. O dabar va, kas nori, tas eina. Ir aš va įėjau. Nes neužtverta, neparašyta nieko, kad negalima vaikščiot. Čia buvę matomai kokie vartai va šioje vietoje, aha, kad negalima. O, bet drebuliais tai 100-metais. Tai va, mėlyjeji, parodžiau aš jums kitą Marijampolės žalią zoną, parką, kurį reikia padaryti parku. Ir bus miestelėnam, kur pasivaikščiot, o tai labai mėgstavo žmonės čia atvažiuoti. Taip, nu kągi, iki pasimatymų. Ačiū visiems, kad žiūrit, kad prenumeruojat. Ir iki kitų kartų. Iki.